Labas vakaras, mėly bičiuliai, tikrai netrukdysiu labai daug jūsų brangaus laiko, bet kai kuriuo mintim norėčiau pasidalinti, aišku, kiekvienas mes turėtumėm įvertinti tuos rinkimus ir aš turiu savo nuomonę išvertinu irgi dviejopai. Jau kalbėti apie vienmandatės apygardas, aš manau, yra pasiektas geras rezultatas ir mes dar galėjom daugiau turėti žmonių, kurie galėjo laimėti vienmandatės apygardose, jeigu pasižiūrėsim Juozas Olekas, Vytenis Andriukaitis, Vytautas Saulis, kuris buvo Rokišky ir mačiau, kai dirba, Julius Sabatauskas ir kiti. Tai rodo, kad mes tikrai turim daug profesionalių žmonių su didelė politinė patirtim ir aš manau, kad čia mes galim pasidžiaugti tikrai pasiektas rezultatas. Aišku, jeigu kalbėti apie daugiamandatę apygardą, tai šiek tiek, aišku, reikėtų vertinti gal irgi dvejopai. Žinot, kokios priežastys yra. Aš tai manau, gal galėjome ir daugiau turėti. Bet jeigu vertinsim taip, kokio laikotarpį mes dalyvaujam rinkimuose, tai aišku, tai yra pasaulinė ekonominė krizė. Didelė infliacija, tai yra viena iš priežasčių, kur tikrai opozicija ir visuomenė, kaip bičiulis Karosas kalbėjo, nori, nežiūrint į ekonominės krizės, vis tiek gal daugiau pinigų, uždirbt daugiau ir taip toliau. Bet yra tam tikrų priežasčių, tai kad mes kiekviena turim pagalvoti apie tai, kodėl esant tokiai situacijai ir turint tokius stiprius žmonės profesionalus, vis dėlto daugiamandatę apygardų gavom per mažai balsų. Aš pasakysiu tokią pasaulyje paplitusią paprastą elementarią taisyklę, ypač tas yra svarbu žinoti jauniems Seimo nariams, kurie yra išrinkti pirmą kartą. Jinai yra visose šalyse, kiek žinau. Daugelį šalių gal yra taikoma. Pirmiausia, politikas turi žinoti visuomenės norus ir interesus. Ir stengtis juos įgyvendinti. Aišku, visų norų ir interesų negyvendinsi, bet tai turi būti arba grįžtamasis atsakas, dėl ko jų negali gyvendinti. Tu turi su jais pabendrauti, išsakyti savo nuomonę, nes visko gyvendinti neįmanoma pasaulyje. Tai yra pastovus bendradarbiavimas su visuomenė ir žinojimas jų norų ir interesų. Jeigu mes politikai šitą taisyklę įsisavinsim, tai tikrai gerbs tokius politikus. Pirmiausia, gerbs ir vertins, nes visuomenė yra protinga ir jinai jau supranta. Kitas, manau, labai svarbus aspektas tai, kad kiekviena partija, aišku, turi turėti programą, bet tą programą nepadėti stalčių arba kažkur tai šalį. Partija turi turėti viziją. Vizija turi būti pagrindę sukurta irgi iš žmonių norų, interesų ir žinant, kokias pirmiausia problemas šalyje reikia spręsti. Ir jeigu mes turėsim viziją ir žinosim, kokiais veiksmais ją mes galim įgyvendinti, vien turėjimo norų arba vizijos turėjimus dar neužtenka, bet reikia turėti programą, kokiais veiksmais mes tai pasieksim. Ir tą, ką kalbėjo Povilas, reikia turėti komandą. Ir vienmandatėse apygardose, ir mūsų partijos vadovybėje, kai jinai būtų vieninga ir stengtųsi tuos tikslus kuo greičiau gyventi. Tai irgi tada į mus kitaip pasižiūrės, pasakys, yra profesionalūs politikai, žino, ko siekia, viską gyvendinti, gal per trumpą ar ilgesnį laikotarpį nepavyksta. O dabar reikia prisipažinti, iš dalies, kai kurie bandėm tempti vežimą iš kitas pusės, bet nutilėdavom, patilėdavom, vis dėlto tai reikia išgyvendinti. Ir jeigu toks supratimas bus vienmandatėse apygardose, toks supratimas bus partijos vadovybėje, skyriuose, tai tikrai mes turėsim rezultatais ir dabar būdami opozicijoje visą tai turim gerai svarstyti. Dėl jaunimo. Elementarus pavyzdys, kad mes turim tikrai gražaus jaunimo, aš aišku su juo mažai bendrauju, yra kai kurie kiti gal partijos mūsų vadovybės atsakingi žmonės, bet aš tikrai negirdėjau, kokie jaunimas turi strategiją. Aš, pavyzdžiui, teko dėl užimamų pareigų pabendrauti su bičiuliu Paluckiu, kuris dirba Vilniaus miesto savivaldybėje administracijos direktorius. Ir girdėjau kitų atsiliepimų, puikus žmogus, kompetentingas, kvalifikuotas, jaunas. Tai aš norėčiau paklausti, jaunimas turi kokią strategiją, ateitį, viziją, bendradarbiavimas su universitetais, renginių organizavimas, susitikinėjimai įvairiuose renginiuose su visuomenė. Jeigu neturim, tai reikia paruošti. Ir po to galim pakalbėti apie rezultatus. Dirbom ten ir ką pasiekėm. Reikia nusileisti iki visuomenės kiekvieną lygio. O jeigu pradedam pakilę kažkur tai plaukti, tai žinot, tada ir nevertina. Šiauliuose dar pasakysiu pavyzdys. Tiesiog džiaugiausi, kaip žmonės pasiruošę rinkimam ir kaip stengiasi dirbti.
eina su eiliniais žmonėms, susitinka, diskutuoja, klausia, kokiom problemom susidarė, kaip jas išspręs, pasidalina mintim ir tikrai džiaugiuosi tais rezultatais. Bet kai kuriuose miestuose, kai kalbėjo mūsų partijos pirmininkas, tai tikrai reikia padaryti tam tikras išvadas. Dar vienas pavyzdys, Violeta Bureikienė atėjo partija, bet Kaune padirbėjo stipriai vienoje apygardoje, išėjo antrą turą. Darbas, tiesioginis darbas su visuomenė. Ir po to yra rezultatai. Ačiū. Ačiū,